Kai aš mokiausi, buvo sakoma, kad vaikams hemorojinių mazgų nebūna. Deja, bet šiais laikais jau būna. Netgi vaikams. Paaugliams jau nustatomis yra hemorojus. Taip, kad tie pacientai jaunėja iš tikrųjų ir aš visą laiką pacientų klausiu, sako, ar jūs turit problemą su vidurių užkietėjimu? Nu, sako, vat, būna. Ir tada aš pradedu klausti, kiek jūs vandens išgeriat, ką jūs valgot. Aišku, visiems atrodo labai keistai, nes sako, aš atėjau dėl skausmo išangė, manęs čia klausinėja, kiek aš salotų suvalgau. Bet tai yra svarbus dalykai, nes mūsų tuštinimas tiesiog yra priklausomas nuo mūsų mitybos. Reiškia, nuo skysčių vartojimo, nuo skaidulų suvartojimo, nuo fizinio aktyvumo, nuo mūsų darbo pobūdžio, sėdimo ar tai stovimo. Fizinis aktyvumas vėlgi, ką mes sportuojam, kaip mes sportuojam, ta mūsų maisto kokybė, visi šitie dalykai susideda. Čia aš nekalbu apie genetiką. Genetika taip, jeigu ten šeimoje visiems buvo hemorojus, nu tai faktas, kad tau irgi bus tas hemorojus. Bet aš kalbu apie tai, ką mes galim kontroliuoti.